Kazino Admiral – lažybos, lošimo automatai. Kazino Admiral – dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, Kauno Žalgiris pratęsė sutartį su Silvenu Francisko dar 2 metams su galimybe kitam klubui išpirkti jo kontraktą kitą vasarą. Ir mano pirmoji mintis vos pamačius šitą susitarimą buvo tokia maždaug. Oho, dar tik kovo 11, o jau dabar Žalgiris šio sezono savo lyderį užsitikrino kitiems metams. Galime tik prisiminti, kai prieš gerus 4-5 metus pirmieji pasirašymai vykdavo tik gegužės gale birželio mėnesį, o dabar esamas komandos lyderis, proveržio sezoną žaidžiantis Francisko nusprendžia likti Kaune dar likus 6 Eurolygos turams. Wow. Šiame video kelios mano mintys ir būtent reakcija į Francisko sutarties pratęsimą, bei kodėl, kaip ir ta panelė iš Kauno rajono, Francisko yra vertas milijoną. Ir kaip visada, like, share, subscribe ir ačiū, kad žiūrit. Bendrai galvoju, kad tai yra nuostabus ėjimas ir viena didžiausių Žalgirio pergalių, jei kalbant apie žaidėjų pasirašymus per ilgą laiką. Atrasti nenugludintą talentą yra viena. Tai buvo su Mičičiumi, Pangosu, Brandonu Davisu prie Šaro, taip ir buvo su Evansu ir Francisko prieš tos naujos vadovybės. Išlaikyti proveržio sezoną sužaidusi žaidėją Žalgirio organizacijai yra, kažkas naujo. Prisiminkime, kad Evanso likimui Kaune nežmoniškai įtaką padarė jo trauma. Kiti klubai prisibijojo to ir tiesiog jiems nebuvo aišku nei koks jis grįš, nei kada tai padarys. Dabargi tas nenugludintas talentas atsiskleidė Kaune, pasirodė visų gražumų nuo pat pirmojo Eurolygos turo ir jis lieka. Mes kalbame apie vieną geriausių 1-prieš-1 žaidėjų visoje Eurolygoje, o jo atletiškumo, staigumo, metimo po driblingo kombo yra tiesiog, tarp elito. Paklauskite Alekso Abrineso arba turbūt jau dabar bet kurio Eurolygos žaidėjo. Pamatęs tai iš arti Žalgiris suprato, koks dėmesys užklups šį žaidėją kovą, balandį ar gegužę. Ir jeigu jie būtų laukę sezono pabaigos, greičiausiai tų šansų pasirašyti Francisko ir kitiems metams būtų buvę daug mažiau. Tačiau kadangi dabar apie sutartį oficialiai su visais gražiais postais, nuotraukomis ir taip toliau buvo paskelbta kovo 11, galima bandyti taip blogiškai spėti, kad turbūt pirmieji darbai, pirmieji kontaktai, pirmosios dėrybos, vyko kažkur turbūt maždaug prieš mėnesį, vasario pradžioje. Vėl pasikartosiu, kad prieš 5 metus tikrai tokių ankstyvų pasirašymų nebūdavo ir vėliau tekdavo kovoti su daug turtingesnėmis komandomis dėl tų pačių žaidėjų. Ir galiausiai viena iš tų komandų tiesiog, paimdavo ir permokėdavo už vieną žaidėją, taip tiesiog eliminuojant Žalgirį iš tolesnės kovos. Nežinau tikslių sumų, bet jeigu yra taip, kaip kalba kolegos, kad Francisko uždirbs apie 800-900 tūkstančių vidurkį per ateinančius 2 sezonus, tai yra nuostabus dylas. Hebryte, buvo tokių komandų turtingųjų, kurios praėjusią vasarą sumokėdavo 1,5 milijono už tokius žaidėjus kaip Isaiah Keinanas ar Cody Milleris McIntyres. Žalgiris už daug mažiau, tai yra už milijoną ar net šiek tiek mažiau turės vieną sunkiausiai stabdomų Eurolygos žaidėjų puolime. Šiame sezone turbūt dažnai stebėdami rungtynes nesutikdavote su praėjusios vasaros Žalgirio vadovybės sprendimais. Alenas Smailagičius, Brady Maneko kontrakto pratęsimas, Mattas Mitchellas. Bet reikia atiduoti gėles ten, kur jie yra to verti. 2 metus iš eilės atliktas puikus darbas su Francisko. Iš pradžių skautingas, tikėjimas, kad jis gavęs didesnę rolę gali iššauti, bei dabar jo išlaikymas Kaune dar kovo mėnesio pradžioje. Turbūt dar net nespėjusi jokiam kitam Eurolygos klubui, bent jau realaus pasiūlymo pateikti. Tai aš, pavyzdžiui, netikiu, kad Milanas arba Barcelona nebūtų, daugiau pinigų pabandę numesti būtent ant Silveno Francisko. Šiems 2 klubams Francisko būtų tiesiog idealiai tikęs. Silvenas buvo tas praėjusios vasaros pasirašymas, kuriuo tikėjau labiausiai. Daug klaustukų kėlė ir Igi Brazdeikis, ir Smailagičius dėl savo kainos ir dėl kitų specifinių savo savybių, bet gauti tuomet Francisko už maždaug 500 milijono atrodė kaip visiškas no-braineris. Iškart pavadinau jį kitu Evansu, žmogumi, kuris trauks komandą ant savo pečių ir smagu, kad tuometinis YouTube video pavadinimas išsipildė. Aišku, galime ir prisiminti ir daugelio norą net nepasirašyti galiausiai tos sutarties su Francisko dėl jo kelių būklės. Nežinau, ką vietoje jo būtų Žalgiris išsitraukęs iš tiesų. Bet kokiu atveju, žvelgiant į statistiką, matome tą patį. Francisko yra tarp Eurolygos elito. Pasižiūrėkime kelias tokias, sakyčiau, pagrindinės kategorijas. Pavyzdžiui, pelnytų taškų bei sukurtų kitiems taškų sumą. Gynėjas yra 9 visoje Eurolygoje su 24,1 taško per mačą. Reiktų paminėti, kad jis taip pat praleidžia mažiausiai laiko aikštelėje iš viso 9-tuko. Todėl dar teisingiau būtų palyginti visų šių žaidėjų taškus ir sukurtus taškus per tą patį laiką – 36 minutės, o tokiu atveju Silveinas pakiltų į 5-6 vietą kartu su Maiku Jamesu, į priekį praleisdamas tik TJ Shortsą,
Facundo Campazzo, Tamira Blata ir Teo Maledona. Solidi kompanija, tiesa? Na, o kur dar tas neįskaičiuotas faktas, kad Žalgiris per tas 36 minutės padaro turbūt mažiausiai atakų, kadangi yra viena iš lėčiausiai žaidžiančių komandų visoje Eurolygoje. Toliau pakalbėkime apie net on and off reitingus, kurie rodo vieno žaidėjo įtaką komandos gynybos ir puolimo reitingams. Priešingai negu Lonnie Walkerio atveju, apie kurį jau kalbėjome praėjusiame video, Francisco darydavo teigiamą įtaką Žalgirio žaidimui. Su juo puolimas pagerėdavo beveik 11 taškų per 100 atakų, o tokia teigiama įtaka lenkia 94% visų žaidėjų Eurolygoje. Jei žiūrėti tik antrą sezono dalį, tai yra viską, kas vyko nuo 15 iki 28 turo, Žalgirio puolimas palyginus su kauniečio atakomis be Francisco buvo 27 taškais geresnis per 100 atakų. Tikrai netikrinau visų Eurolygos komandų, bet esu 99% tikras, kad tai yra geriausias pozityvus rezultatas visoje Eurolygoje. Kitoje aikštelės pusėje Žalgirio gynyba su juo pablogėdavo vos per 1,8 taško, kas yra visiškai nieko blogo nepasakantis dalykas, kadangi iš tiesų tiesiog išlikdavo gynyba elitinė, kadangi Žalgirio visos komandos gynybos reitingas vienas iš aukščiausių visame turnyre. Beje, visą informaciją galite rasti ir jūs patys, tiesiog užeikite į bblytics.com svetainę. Taip, Sisko trūksta stabilumo. Būna rungtynių, kuomet jis pataiko viską, bet būna ir rungtynių, kuriuose jis tiesiog ir daug klaidingų sprendimų ir metimai skrieja pro šalį. Na, pavyzdžiui, 1-7 pataikymas. Labai geras pavyzdys, na, kad ir praėjusios savaitės rungtynės Vitorijoje, na, bet tokių dienų sakyčiau, kad pasitaiko visiems. Kazino Admiral. Lažybos, lošimo automatai. Kazino Admiral. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nereikia varyti dievo į medį, bet galvoju, kad prancūzų statistika galėjo būti ir dar geresnė. Atvykus Walkeriui ir Trinkieri metus šį į aikštelę praktiškai be treniruočių, visa komanda turėjo prie jo prisitaikyti. Turėjo prisitaikyti ir Silvenas, kuris per 6 rungtynių atkarpą nuo mačo su Paryžiumi, kai atvyko Walkeris, rinko po 10,3 taško, bet pataikė vos 24% metimų. Vos 13 iš 55 ir tik 16% tritaškių, vos 5 taiklus iš 31 per artimiausią mėnesį. Taip pat per tą atkarpą gynėjas suklydo daugiau kartų, negu asistavo tiksliai komandos draugams. Tuo metu buvo tiesiog akivaizdu, kad nuo vasaros Žalgiryje esantys žaidėjai tiesiog nesijautė patogiai ir būtent smarkiausiai tai atsiliepė Sisko, kuris buvo komandos lyderiu prieš atvykstant Lonnie Walkeriui. Tik pats Walkeris toje 6 mačų atkarpoje atrodė kaip geriausias Eurolygos žaidėjas, bet tai virto tik į 2 pergalės iš 6 mačų. Dar vienas Francisco minusas ir dėl ko aš labai džiaugiuosi šio pasirašymu yra tai, kad su Francisco ta situacija, kuomet, na, svarbiausias komandos puolimo žaidėjas tampa kaip ir didžiausių taikinių gynyboje, nėra iki galo teisinga. Šiuolaikinėje krepšinėje tą matome labai dažnai. Geriausias puolimo žaidėjas tiesiog tauposi gynyboje, žaidžia 60% intensyvumu, na, arba tiesiog yra labiausiai atakuojamas dėl savo silpnos gynybos. Taip, Francisco nėra aukštas, todėl kartais komandos bando jį atakuoti, bet tikrai ne kiekvieną kartą joms pavyksta tą padaryti. Prieš Baskonę net buvo situacijų, kai prieš Francisco Chimamoneke, tai yra 3-4 pozicijos žaidėjas, negalėdavo sužaisti nugarą į krepšį 1-1. Kalbant apie jo pozicijos dalykus, tai mane dažnai stebina, kiek daug jėgų Francisco atiduoda šioje aikštelės pusėje. Agresyvi gynyba per visą aikštelę, labai energingi lindimai iš užtvarų 2 prieš 2 metu. Neturiu statistikos, bet kiek pražangų jis yra išprovokavęs būtent puolime, spėju, kad turėtų būti kažkur arti viršūnės visoje Eurolygoje. Kitas labai svarbus dalykas, dėl ko vėlgi džiaugiuosi Francisco starties pratęsimu, yra tai, kad Žalgiris jau dabar žino, kas turės kamuolį lemiamomis akimirkomis 4 kėliniuose kitame sezone. Kiek didžiulių metimų tokiomis akimirkomis. Nekartą lyginome Silveino statistiką pirmose mačo pusėse ir antrose, ypač 4 kėliniuose, bet pasižiūrėkime dar kartą. Pagal taškus, tik per šį kėlinį Francisco yra 4 visoje Eurolygoje, į priekį praleisdamas tik Kendricką Nunną, Carsoną Edwardsą ir Nigelį Hayesą Davisą. Įdomus faktas tai, kad net 5 mačuose iš 28 Francisco rinko 10 ir daugiau taškų per paskutinės 10 minučių. Žinoma, Francisco nėra vien tik tobulas. Labai daug gyriau jo taškų rinkimo įgūdžius, bet ir ne vieną kartą kritikavau jo sprendimų priėmimą ir būtent, na, tą perdavimą prieš stepauto gynybą. Jis gali atlikti gerus perdavimus, įveikę savo tiesioginį oponentą 1-1 situacijose, tokiose pranašumo jau situacijose. Nėra, kad jis visiškai nėra įgalus skaityti žaidimo, tikrai ne. Daug gražių perdavimų matėme šiame sezone, bet tikrai ne visada pavyksta paprastose situacijose teisingai priimti sprendimus. Kiek kartų matėme jo tiesiog strigimą ar ignoravimą komandos draugų, kuomet jis žaidžia 1-1, o kraštuose yra statomos flare užtvaros. Na, tikrai ne 1, ne 2 ir ne 3. Dar labiau įstrigo prieš stepauto gynybą, nesugebėdamas laiku nusimesti
kamuolio. Kartais dėl savo ūgio trūkumo, o kartais tiesiog dėl to, kad tai nėra jo stiprioji pusė. Bet čia reikia pripažinti ir kitą dalyką. Sezonui bėgant Francisco tobulėja ties šiuo aspektu. Žalgiris, matant paskutinio mėnesio rungtynes, tikrai tobulėja ir visų pirma tobulėja Francisco. Daug komandų pamatė kauniečių silpnybę ir ėmė taikyti šią gynybą, todėl Žalgiris dirba ne tik treniruotėse daug ties tuo, bet ir rungtynėse. Labai smagu, kad Francisco rodo gerus signalus šioje kategorijoje, kadangi tikiu, jog tokios gynybos jis matys savo karjeroje vis daugiau ir daugiau dėl savo įspūdingų taškų rinkimo įgūdžių. Čia reikia suprasti ir kitą dalyką. Nėra jis tikras įžaidėjas, kaip galbūt jo ūgis suponuotų. Nepaisant to, jis privalėjo ir vis dar privalo dažniau jo žaisti. Tačiau, kai jis būna įžaidėjų, nėra lengva jam vienam ir persivarti kamuolį, ir žaisti 2 prieš 2, ir žaisti 1 prieš 1, ir gintis aukštų lygių, ką tikrai vėl priminsiu, Francisco bando daryti ir dar ir atiduoti tinkamą perdavimą. Čia yra labai didelis prašymas jam iš Žalgirio pusės, bet tiesiog šiųmetinė situacija taip jau privertė daryti. Tyronas Wallace'as išvyko anksti, jį Žalgiris pakeitė tuo metu geriausią opciją rinkoje buvusiu Lonnie Walkeriu, kuris tikrai neperdavimą atlikti atvyko ir net nėra pratęs to daryti. Todėl Silvenui teko žaisti įžaidėjų labai daug, o ir su Dovu Giedraičiu tas eksperimentas, sakykim taip, ne iki galo tikrai pavyko. Taip, sezono pradžioje šių dviejų žaidėjų duetas atrodė idealus, kol Dovis pataikė kosminiais procentais. Tačiau vėliau, prieš agresyvų spaudimą, Giedraitis įžaidėjo pozicijoje neatrodė super gerai žaisdamas kamuolį, kaip ir Žalgirio puolimas paskutiniu metu atrodo be Sisko. Būtent dėl to antra didžiausia Žalgirio organizacijos vasaros užduotis yra surasti tinkamą partnerį perimetre Silvenui Francisco. Kaip jau įsitikinome, tai tikrai negali būti tik į taškų rinkimą orientuotas žaidėjas. Taip pat tai turėtų būti aukštesnis, pirmos, antros ir labiau antros pozicijos žaidėjas. Arba tiesiog aukštesnis žaidėjas, kuris galėtų didžiąją laiko dalį žaisti kartu su Silveno aikštelėje. Pastačius tokį žmogų perimetre kartu su prancūzu, būtų galima suefektyvinti Silveno ir tuo pačiu visos komandos vaizdą, nenumetant ant Sisko pečių viso žaidimo. Ir kamuolio persivarimo, ir pick and rollų, ir 1 prieš 1. Aš greičiausiai pereisiu per tos galimus variantus viename iš ateities video, bet gal ir jūs jau dabar turite kokių pasiūlymų, parašykite komentaruose į taip. Žodžiu, labai smagu, kad Žalgirio lyderis lieka Kaune dar tikrai bent vienam sezonui. Ir tikrai jis yra vertas 100 milijonų. Žinoma, prie to prisidėjo ir tai, kad jam čia labai patinka ir kad jam dar nepritrūko saulės per vieną pragyventą žiemą. Didžiausi komplimentai Žalgiriui, kad aplenkė visus su savo pasiūlymu, kadangi žinant šitą Eurolygą, kažkas galiausiai tiesiog iš didžiųjų klubų būtų tiesiog permokėjęs ir to aš labai bijojau ir šitoje situacijoje. Bet Siskau diskau lieka, o mes jo šokius stebėsime dar bent vieną sezoną. Kiek džiaugiatės jūs? Parašykite komentaruose, o jei patiko video, nepamirškite ir paspausti like bei prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrit ir pasimatysim jau greitai kitame video. Iki.